Žodžiu, reikia jau nupelėsinti viską. Smirda belia kaip pelėsiu. Čia vandens visur. Čia viskas užpelyjo, tai čia dar procesas užsivažiuos, ta prasme, įsibėgės. Čia reikia nupelėsinti būtinai, kuo greičiau. Ir iš karto drėgmės surinkėją pastatyti arba šildytuvą, bent jau, kad prapūstų. O viršui tada reikia sutvarkyti tą įtrūkimą, nes matosi per kur bėga. Tai čia per betono sudarimą, bet ten viršui čia bus. Tai grubiai, nežinau, reikia įsivertinti šitą darbą, aš padarysiu, bet čia nebus greitai. Tai šildytuvą dabar svarbiausia reikėtų pasakyti, kad čia prapūstų, nes čia, blema, tas pelėsis labai greičiau užbujos, nes čia va kiek praėjo čia Donce, kol buvo atvažiavęs, išvažiavo ir kiek čia kelios dienos ir čia momentaliai, nes viskas vandenį. Plius paprastas gipsas, ne žalias, tai jis neatsparus drėgmei. Ai, ne žalias, bet kad jis jau visas pritraukęs drėgmės. Čia va net lupasi popierius.